Labadiena, mėly kolegos. Labadiena, Audriau. Sveikas, Ivas. Visi sveiki irgi. Grįžtam į mūsų jau tradiciškai tapusią rubriką. Kartą per mėnesį susirenkam padiskutuoti vieną ar kitą temą. Ir prieš pradedant toksai eilinis priminimas. Klausimus apie temą, kurią mes šiandien gvildensim, laukiame jūsų klausimų pokalbių dalyje po transliaciją. Taip pat jeigu yra norinčių ar bijančių viešai pasiskelbti savo vardą, tai klausimą galite siūsti mum elektroniniu paštu info@sveitimoprofsąjunga.lt ir pradėkim diskusiją. Taip, tai sveiki ir šiandien tokia diena, karšta visur, karšta mokyklose. Tiesioginė ta žodžio prasme. Tiesioginė ta žodžio prasme, ir netiesioginė ta žodžio prasme, nes mokslo metų pabaiga. Ir dažnas klausia mokytojas, mokinys turbūt irgi, kiek galima temperatūros būti, kiek turėtų būti temperatūros, kad vyktų ugdymo procesas. Tai Nacionalinis sveikatos centras skelbia, kad mokymo klasėse šiltuoju metų laiku turi būti nedaugiau kaip 26 laipsniai Celsijaus. Tai mūsų ir higienos norma. Higienos norma, tai čia remiasi higienos norma. Na ir turbūt mes pasižiūrim į savo termometrą, maždaug tokia temperatūra, galim pradėti. Taip. Tai pradėkim tradiciškai ne apie šios dienos temą, kaip mokyti pasiruošti ateinantiems mokslo metams, o trumpai apie tai, ką profesinė sąjunga dirba, ką nuveikė per mėnesį, kuris skiria mus nuo praeito mūsų susitikimo. Tai reiktų pasakyti, kad 2 mėnesiai praėjo, nes mes balandį susitikimų neturėjom. Kovo mėnesį mes buvom susitikę ir tada mes trumpai pristatėm, kad kreipėmės. Tikrai bėga laikas. Taip, kad kreipėmės į ministeriją dėl šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimų. Tai derybos prasidėjo, derybos vyksta. Kitą savaitę mes turėsim 3. derybinį posėdį. Yra sutarta vienas dalykas. Pirmas dalykas sutarta, kad derybas turėtum užbaigti rugsėjo 23 dieną. Tai yra šalys susitarė ir pasitvirtino tokį reglamentą. Ir pagrindiniai akcentai, ką jau truputį esam kalbėję prieš porą mėnesių, tai pagrindiniai klausimai, kurie dabar yra ant derybinio stalo. Tai pirmas dalykas, tai apie vyriausybės nutarimą, kuris reguliuoja mokymų lėšų metodiką. Tai čia vienas iš kertinių reikalavimų, kurį mes kartojom ne vienerius metus, tai yra pradinių klasių mokytojų etatų bendras, jeigu taip trumpai pasakius, etatų skaičiaus padidinimas. Tai yra pakeisti finansavimą ir nelendant į detalės, tai yra suvienodinti kontaktinių, nekontaktinių valandų santykį taip, kaip yra su kitų klasių mokytojais, 5-12 klasė. Tai yra pirmas dalykas. Čia turbūt priežastis šito reikalavimo tai, kad Nacionalinė švietimo agentūra nustatė, jog daugeliu atveju taip. Ten ženklių atvejų skaičių pradinių klasių mokytojų formuojant etatus nebuvo laikomasi teisės aktų reikalavimo, kad 700 kontaktinių valandų turintys mokytojai turėtų pilnus etatus. Tikrai taip. Ir apie tai mes priežastis pasikartosim, kad indikavom ne vienerius metus, bet dabar jau turim, jeigu galim tai pasakyti, raštiškus įrodymus, kuriuos patvirtino Nacionalinė švietimo agentūra atlikus patikrą. Toliau, antras dalykas ant derybinio stalo yra to pačio vyriausybės nutarimo pakeitimo reikalavimas sulyginti, ne tai, kad sulyginti, bet ištaisyti klaidą, kuri atsirado dar prieš 4 metus, kada buvo prailginta, visi puikiai atsimenat, kai buvo prailginti mokslo metai 1 savaitę. Ugdymo procesas. Taip, ugdymo procesas buvo prailgintas 1 savaitę ir pinigų tam nebuvo skirta tiek, kiek reikia. Tai vėlgi, iki derybų pradžios, dar sausis, vasaris, kovas vyko su ministerija darbas, didelis darbas, išnagrinėjom visas valandas, dar sykį susitikrinom pagal bendruosius ugdymo planus ir kas yra pateikta mokymo lėšų metodikoje. Vėlgi, pasitvirtino tai, ką mes kartojom ir ne vienerius metus, pastabas kiekvieną kartą rašėm
vyriausybei, keičiant vyriausybės nutarimą. Tai šitas klausimas yra. Ir turbūt svarbiausias klausimas dėl atlyginimų. Dėl atlyginimų, kaip rugsėjo mėnesį atlyginimai ir kaip nuo 24 metų. Nuo 25. 5, atsiprašau, aš čia. Taip, tai šitas klausimas irgi aktualus ir čia aktualus, sakykime taip, pernai metais, kai mes atnaujinom kolektyvinę sutartį spalio 6 dieną, kai pasirašėm, jeigu gerai atsimenat, jei neatsimenat, galit paskaityti, kolektyvinės sutarties yra nuostata, kur parašyta, kad nuo šių metų rugsėjo 1 darbo užmokestis didėja ne mažiau kaip 10%. Tai yra pernykštis susitarimas ir čia, kad vyriausybė įvykdytų tą sutarimą 130% nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tai pernai, kai mes pasirašinėjom kolektyvinę sutartį, prognozijas buvo vienos, bet mes įsidėjom saugiklį ir dabar tas saugiklis, kaip sakyt, suveikė, faktas yra kitas, kovo mėnesio patikslintom finansiniam prognozijom darbo užmokestis turėtų didėti nuo rugsėjo 1 14%. Dar vienas bus patikslinimas birželio vidury, panašiai paskutinis patikslinimas finansinių prognozijų ir birželio viduryje mes žinosim galutinai, koks tas procentas, kad daugiau kaip 10 tai tikrai ir manau, kad ne mažiau kaip 14%, bet neskubėkim, sakykim taip, įvykiam už akių, neužbėkim, birželio viduryje mes matysim, tikiuosi mus kaip šalį pasikvies oficialiai ir dar bus diskusija su finansų ministerija, su švietimo ministerija ir galutinai jau birželio pabaigoje mes žinosim, kiek darbo užmokestis didėja nuo rugsėjo 1 dienos. Tai čia šitos korekcijos yra daromos tam, kad būtų įgyvendinta kita kolektyvinė sutarties nuostata, jog vidutinis mokytojų darbo užmokestis siektų 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Taip, tai čia šitas dalykas šiemet bus įgyvendintas. Aišku, mes skaičiais apeliuot ir čia, jeigu prisimintum praeitų metų visus tos, kas ten vyko, tiek politikai, tiek visi įvairiai interpretavo, kaip ten skaičiuojama, kas neskaičiuojama. Ir dėl to mes vėlgi pernai kolektyvinėje sutartį susidarėm, kad šiemet mes turim susidėlioti naują darbo užmokesčio didinimo programą, kaip didės mokytojų atlyginimai, pedagogų visų atlyginimai iki 28 metų, nes čia reiktų priminti, kad partijų susitarime yra nustatyta, jie kaip ir šiemet užbaigė tą savo įsipareigojimą 130 ir taip susitarta, kad toliau iki 2030 metų ta 130 ir būtų išlaikytas. Tai mūsų šitas netenkino ir pernai susitarim kolektyviniai sutartį, kad šiemet mes rasim naują, susitarsim dėl naujos programos iki ne iki 30, o iki 28 metų, kaip didės pedagogų atlyginimai ir tuo pačiu keisim, ieškosim bendro vardiklio, kaip apskaičiuoti, kaip turėti įrodymą, kad nebūtų ten tų visų interpretacijų, ar davė, ar nedavė. Čia kalbant apie mokytojų darbo užmokesčio. Tai mokytojų darbo užmokesčio, kad būtų aiškus, kiek valstybė skiria pinigų mokytojų atlyginimams. Tai yra vienam etatui. Tai šitas reikalavimas yra iškeltas ir darybų procesas vyksta. Žiūrėsim, gal jau ir kitą savaitę turėsim preliminarią nuomonę apie tai iš ministerijos pusės. Tai, jeigu teisingai supratau, dabar bus nuo 2025 metų su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu lyginamas ne vidutinis visų mokytojų darbo užmokestis, o darbo užmokestis vidutinis gaunamas už etatą. Ne vidutinis, o skiriamas, finansuojamas. Tai mūsų toks yra reikalavimas, aš negaliu pasakyti, kad tikrai tai bus. Bet aš kalbam apie reikalavimą. Būtent. Ir kaip mums pavyks susitarti, matysim visai artimoje ateityje. Tai šitas ir dar norėčiau pasakyti, kad yra dar vienas reikalavimas iškeltas, kuris irgi, bet jis toks nėra visai labai paprastas, nes kadangi ten liečia ir savivaldybių lėšas, jeigu taip galim pasakyti. Ir vėlgi, pagal tai, kad mes susitarę turim punktą praeitais metais kolektyvinė sutartį, yra įkurta tokia kaip trišalė
taryba, į kurią įeina Švietimo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos. Ir mes ten diskutuojam tais klausimais, kurie liečiami ne tik vyriausybės priimami sprendimai, bet ir liečia savivaldybių klausimus. Savarankiškos funkcijas. Tai mes esam iškėlę šiemet reikalavimus 3. Tai yra pirmas, kaip sakyti, jie kaip ir 3 grupės, bet bendrai apima. Tai yra, kad švietimo pagalbos finansavimas, mokyklų valdymo finansavimas ir bibliotekininkų finansavimas eitų tiesiai į mokyklas, o ne taip, kaip yra dabar, eina į savivaldybės, savivaldybės jas perskirstų. Tai šitas klausimas, pirma dalis, kas liečia švietimo pagalbos finansavimą, jau prieš porą savaičių įvyko trišalės tarybos posėdis. Jisai įsiskyrė, sakykime taip, tas klausimas į 2 dalis. Pirma dalis, radom bendrą sutarimą, kas ką finansuoja. Tai yra, sutarėm trišalėje taryboje toj vadinamoji, kad švietimo pagalbo pedagoginį personalą finansavimą skiria vyriausybei. Tai yra visi socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, psichologai, visi pedagoginiai. Pedagoginiai yra finansuojami iš valstybės, o mokytojų padėjėjai ir ten, kur reikalinga gestų vertėjai, bus finansuojami iš savivaldybės. Tai kaip ir šitam dalykui yra rastas trišalis sutarimas, tai dabar kol kas laukiam ministerijos paruošto projekto, vyriausybės nutarimo pakeitimo projekto, kuriame bus kalbama apie finansų perdavimą tiesiogiai į mokyklas. Tai šitas klausimas irgi turėtų grįžti į tą mūsų trišalę tarybą birželio viduryje, tada mes turėsim daugiau informacijos ir galėsim kažką pasakyti daugiau. Tai bus pasiektas šis susitarimas, tai lėšų skirimas būtent tom darbuotojų grupėm bus skaidresnis. Man vertinam ir galvojam, kad taip, nes vien dėl to, kad mes matom apie tai, kad kaip ir funkcija savarankiška, didelę dalį, 80% pinigų skiria valstybės, savivaldybės iš atliktos pačios ministerijos ir pernai atliktų apklausų, tų vertinimų, matom, kad mes negalim suabsoliutinti, kad visos savivaldybės, bet tikrai didžioji dauguma savivaldybių tuos pinigus paima, perskirsto taip, kaip jiem reikia ir savo dalies, kuri jiem priklausytų, sugeba neprisidėti, o ištempti viską kitaip, kaip ką duoda valstybė. Turbūt dar reikia priminti, pakartot, kad dalis lėšų iš vis buvo nepanaudota. Čia tikrai visiškai nesąmonė, kai verkia, kad nėra pinigų, bet sugebam dar 3 milijonus ir sugrąžinti. Tai čia turbūt reikia palinkėti sėkmės derybininkams, išminties ir kantrybės. Ir čia pasakyti visiems, priminti, kad visi šitie pakeitimai, visi šitie siūlymai naujai darbo kolektyvinės sutarties redakcijai gimė po to, kai mūsų iniciatyva, Nacionalinė švietimo agentūra, patikrino didelę dalį mokyklų, tiek kaip tvarkoma finansai, kaip yra mokamas atlyginimas. Kaip sudarinėjami etatai. Taip, ir būtent to patikrinimo apibendrinimas leido mums dar kartą įsitikinti, kad mūsų nuogąstavimai, mūsų įžvalgos anksčiau išsakytos buvo teisingos ir turėjom argumentą ministerijai, vyriausybei, teikdami savo reikalavimus. Dar pasakyčiau, vieną dalyką dar pasakyti, kad iki to dar nesam priėję, bet tikrai bus peržiūrima ir teisės aktai, kurie reglamentuoja tą sandarą ir visų kiti dalykai, atsižvelgiant į Nacionalinę švietimo agentūros atliktą tą patikrą. Šiaip tai visiems rekomenduoju, jeigu dar kas neskaitė, patikros pažyma yra Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje, bet ir mes ir dabar pokalbių lange įdėsim nuorodą, kurią galite visi atsidaryti, perskaityti ir tikrai rekomenduoju perskaityti visiems, ypatingai profesinės sąjungos nariams, ruošiantis deryboms dėl savo įstaigos darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimo, kurios turės būti atnaujintos rugsėjo 1 dienai. Ir reikia turbūt pasakyti, kad šitoj medžiagoje yra
ir mokyklų, kuriuose vyko patikros sąrašas. Būtent. Ir dėl kiekvienos mokyklos situacijos irgi yra surašytos atskiros pažymos ir profesinės sąjungos, jos yra visos atiduotos mokyklom. Vienose mokyklose su jomis yra supažindinta visi mokytojai, su kitomis tik profesinė sąjunga, bet yra nemažai mokyklų, kur yra tik tai aptakiai pasakyta, kad buvo patikrinimas, ženklių pažeidimų nerasta ir viskas tvarkoj, galim gyventi toliau. Tai kviečiam vis profesinės sąjungas pareikalauti iš mokyklų vadovų šitų ataskaitų ir reikalaukit drąsiai, nes šitos ataskaitos nėra nei privačios, tose ataskaitose pateikta informacija nėra nei privati, nei kažkokia slapta ir jinai turi būti paskleista visai mokyklos bendruomeniai, kad matytų, kokia yra situacija mokykloje ir ką reikia taisyti. Tuo labiau, kad reikia, netgi mokyklos yra įpareigotos nacionalinės švietimo agentūros tuos pažeidimus iki tam tikro laiko ištaisyti. O ten tuose pažymuose praktiškai ir kaip yra ir bendram apibendrinime, tai pažymėta teisės aktų pažeidimai. Taip. Tai profesiniai sąjungos... Teisės aktų, kurie priimti yra mokyklos. Taip, mokyklos, bet jie pažeidžia nacionaliniu lygiu priimtus teisės įstatymą, ministro įsakymus. Tai atnaujinant darbo apmokėjimo sistemas, tai reikia būtinai matyti, kas yra darbo apmokėjimo sistemose negerai ir visus tuos trūkumus taisyti. Tai čia darbas profesinės sąjungos žmonėm, o dabar perinam prie pagrindinės mūsų temos. Šita tema yra, kaip pasiruošti ateinantiems mokslo metams, nes šitie mokslo metai jau į pabaigą eina ir kaip ir politikoje pasibaigus vieniems rinkimams iš karto prasideda kiti rinkimai, taip ir mokytojams besibaigiant vieniems mokslo metams jau galvojame apie kitus mokslo metus. Aišku, mes nekalbėsime apie tai, kaip pirkti vadovėlius, kaip ruoštis dirbti pagal atnaujintas programas, kaip kurti naujus teminius planus. Mes kalbėsime apie mokytojų darbo sąlygas, apie mokytojų darbo užmokestį, apie galimus pokyčius šituose dalykuose ir turbūt reikia pradėti nuo to, kada mokyklos ir mokytojai sužino apie ateinančių mokslo metų tiek klasių komplektų skaičių, tiek etatų skaičių, tiek etatams šitiems skirtą finansavimo skaičių. Nes mes dažnai girdime, kad niekas nieko nežino, kol neprasideda naujieji mokslo metai ir todėl, jeigu vyksta kažkokie pasikeitimai, jau liktai negalima taikyti darbo kodekso reikalavimų ir tada kyla įvairiausi ginčai ir pykčiai ir panašus dalykai. Tai dažniausiai girdimas atsakymas iš vadovų, tai ką mes gaunam iš savo narių informaciją, tai jiem pasakoma, dažniausiai pasakoma, kad mes birželį, liepą, rugpjūtį nieko negalime daryti, nes tik tai rugsėjį mes sužinosim etatų skaičių, komplektų skaičių, pinigų skaičių ir panašiai. Tai norėčiau pasakyti, kad tai yra, jeigu galim pasakyti, kad tai yra mitas. Iš vienos pusės mitas, iš kitos pusės, sakyčiau, galbūt ir per drąsiai pasakysiu, bet man tai rodo vadovų nekompetenciją, nesugebėjimą įsigilinti ir realiai žinoti, kokia yra situacija. Nes tikrai yra vyriausybės nutarimas, kuriuo galima praktiškai visos valdybės gegužės pabaigoje patvirtina preliminarų... Pagal teisės aktus iki gegužės 31 dienos visos valdybės turi priimti sprendimus dėl ateinančių metų mokinių skaičių klasės ir klasių komplektų skaičių. Tai turint šitus du skaičius, jau tikrai galima susiskaičiuoti, kiek preliminariai bus mokyklo etatų, netgi ir lėšas preliminariai gali suskaičiuoti, bet to lėšas jiem ir tai patvirtina biudžetas patvirtintas metų pradžioje. Tai šito dalyko tai tikrai galima tai padaryti ir realiai, kada jeigu, sakykim taip,
tai ką mes kartuojam ne vieną kartą, kad jeigu atvirom kortom su realiais skaičiais sėda dvi derybinės šalys, tada ir kompromisai randami ir tada susitariam. Yra dalinamasi sąžininga informacija. Ir čia turbūt reikėtų dar vėl užbėgant galimiems klausimams už akių, kad po gegužės 31 dienos per vasarą, per 3 mėnesius, 4 mėnesius gali situacija pasikeisti. Tai reikia pasakyti, kad taip, situacija gali pasikeisti, tada savivaldybių tarybos koreguoja šitos sprendimus rugpjūčio pabaigoje, taip, dėl klasių komplektų skaičių, bet daugiametė praktika rodo, kad pokyčiai, jeigu jie įvyksta, tai jie būna labai minimalūs. Todėl iš esmės jau birželio mėnesį mokyklų vadovai, žmonės atsakingi už ugdymo plano koregavimą ar naujo ugdymo plano rengimą, jie visus duomenys žino. Ir jau galima kalbėti su mokytojais dėl ateinančių metų krūvio. Taigi klausimas dabar būtų kitas. Jeigu įvyksta kažkokie pokyčiai ugdymo plane, mokyklos finansavime ir ugdymo organizavime apskritai, sakykime, mokykloje reorganizuojama ar kažkas panašaus, klausimas dažniausiai keliamas jau rugsėjo mėnesį, bet mes jį norim aptarti iš anksto, kaip yra, kada ir kaip turi būti keičiamos mokytojų darbo sutarties sąlygos. Tai atsakymas labai paprastas. Tai viską reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Ir šiaip tikrai pradedant 45 darbo kodekso straipsnis reglamentuoja, kaip turi būti keičiamos darbo sąlygos. Ir įstatymas mokytojai lygiai taip tokie patys kaip ir kitų sričių darbuotojai. Jiem lygiai taip pat galioja visos darbo kodekso nuostatos ir apie sąlygų keitimą, ir čia primenant ir apie atostogų suteikimą ir visi kiti dalykai. Tai mokytojas lygiai toks pat kaip ir bet kuris Lietuvoje darbuotojas ir jam darbo teisė. Tai čia turbūt jau reikėtų nuo to pradėti, kad kiekviena profesija turi savo specifiką. Nepaisant to, visoms profesijoms, visiems dirbantiesiems pagal darbo sutarties sąlygas, pagal darbo sutartis, darbo kodekso nuostatos galioja, mokytojams taip pat galioja. Tikrai taip. Taigi, klausimas toliau, jeigu atsiranda poreikis keisti vis dėlto darbo sutarties sąlygas, kaip tai turi būti daroma, mat ir tu pats žinai, ir mes žinom, ir aš asmeniškai žinau, kad daugelėje mokyklų mokslo metų pabaigoje jau dabar taip yra įteikinėjami tokie pranešimai, kad informaciniai pranešimai, kad nuo ateinančių mokslo metų jums gali keistis, skliausteliuose didėti, slešas mažėti, darbo krūvis ir pasirašykite, kad susipažinau. Dažnu atveju mokytojai iš karto klausia, tai man mažės darbo krūvis, ar didės, ar iš vis nesikeis. Ir tada niekas negali atsakyti, ar nenori atsakyti, bet bėda čia yra. Ne, dažniausiai būna atsakymas, kad nežinom, nes mes nežinom nei etatų, nei pinigų, nei nieko neturime. Taip, tai dėl to nenori atsakyti, bet bėda yra ta, kad kai kurie vadovai šitokį nieko nesakantį informacinį pranešimą traktuoja kaip įspėjimą apie galimą darbo sutarties sąlygų pakeitimą. Tai gerbiami kolegos, kas klauso mūsų, kas žiūri, tai tikrai čia galim pasakyti ir kreiptis į vadovus, kad šitas dokumentas, jisai, kaip ir informuoju, kad kažkas gali būti, bet jis jokios teisinės. Bet tai nėra tai, kas yra numatyta darbo kodekso nuostatose, kalbančios apie darbo sutarties sąlygų keitimą. Ir dabar, jeigu iš tiesų yra objektyvios sąlygos, taip, reiktų paaiškinti, kas yra objektyvios ir kur tai randasi, nes šakos kolektyvinėje sutartyje 21 punktas. Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad
darbo sutarties sąlygas galima keisti tik tai su darbuotojo raštišku sutikimu. Tai faktas, tai yra... Tai turbūt pradėkime nuo to, kad Ir pasikartoti reiktų, kad tas įspėjimas tai nėra darbo, jau čia, ta prasme, tas pranešimas, kad gali keistis, tai nėra įspėjimas apie darbo sąlygų pakeitimą. Tačiau jeigu susiklosto objektyvios sąlygos ir tikrai darbuotojui reikia keisti, atsiranda būtinybė keisti darbo sutarties sąlygas, tai darbdavys iš anksto turi informuoti darbuotoją raštu apie tai, kad darbo sutarties sąlygos keisis, turi informuoti, kokios bus naujos darbo sutarties sąlygos, darbo laiko norma visų pirma, etato dalis, koks bus atlyginimas ir trečias dalykas nurodytos aiškios priežastys. Kodėl taip daroma. Argumentai turi būti aiškus, akivaizdus, tokie, kad galima būtų patikrinti, kiek jie yra pagristi. Ir dabar mokytojas gavęs štai tokį pranešimą, jisai jau turi apsispręsti, ar jis sutinka dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, ar nesutinka. Tačiau, čia profesinės sąjungos nariams pasakysim, kad gavę tokius pranešimus, jūs būtinai kreipkitės į profesinę sąjungą tam, kad įsitikinti, kad viskas daroma teisėtai ir pagrįstai. O dabar klausiu, o kokios yra, kokie yra saugikliai, kad su mokytojais tokiose situacijose būtų elgiamasi teisė. Taip, tai čia šiek tiek reiktų grįžti į, kiek čia, 6 metai, gal 18 metais pakeistas šitas įstatymas ir nuo pačio principo idėjos, dėl ko realiai buvo keičiamas šitas įstatymas, tai buvo norima padaryti tokį apmokėjimo tvarką, kuri labiau apsaugotų mokytojus, kad kiekvienais metais tokių pokyčių nebūtų. Taip, kaip būdavo anksčiau, viena pamoka dingsta. Kalbėjai apie mokytojų darbo apmokėjimo. Taip, pokytis. Tai pagrindinis tikslas buvo toks, bet apie tai, ką mes kartojom ne kartą, kad įstatymą priėmė ir jokios priežiūros nevykdė, dabar jau mes turim rezultatą, tai yra patikra atlikta ir ten konstatuoto tikrai įvairių pažeidimų. Ir dar prieš atliekant tą patikrą, mes prieš 2 metus, matydami, kad nelabai reaguoja valdžia į tai, ką mes išsakom, kolektyvinėje sutarty mes įdėjom vieną saugiklį, kad bent jau profesinės sąjungos nariams gali būti keičiamos. Ta prasme, jeigu keičiamos darbo sąlygos, jos turi būti keičiamos tik dėl objektyvių priežasčių. Ir ten eina kalba turbūt apie darbo laiko normą, tai yra etato dydį, ir ten aiškiai parašyta, pakartota darbo kodekso nuostata, kad tik su raštišku darbuotojo sutikimu. Ir objektyvios priežastys, ir keletas priežasčių. Yra viena priežastis, jeigu tarkim mažėja klasių komplektų, tai aišku, kad traukiasi etatų mažėja finansavimas dėl savivaldybės ar vyriausybės priimtų sprendimų arba dėl tam tikrų kitų objektyvių priežasčių. Tai šitoje vietoje profesinės sąjungos nariam turi būti nuolatos, jeigu jis dirba etatu, jis ir dirba etatu, nebent, kaip yra kažkokios rimtos objektyvios priežastys ir tada, kaip jau ir minėjo, įspėjime dėl darbo sąlygų pakeitimo tos objektyvios aiškios priežastys turi būti ir įvardyti. Ir šito vietoje reiktų tik pasakyti vieną dalyką dar, kad pažymoj, jeigu kaip skaitysit pažymą, tai ir agentūra, specialistai, kurie atliko patikrą, konstatavo ir valstybės kontrolės ataskaitoje, kuri buvo gegužės 15 pristatyta, yra tam tikri dalykai, kurie, sakykim taip, nelabai suprantama, kada trūksta iki etatų 0,01 dalies, 0,06 dalių. Tai čia turbūt mokytojo profesija yra unikali tuo, kad jeigu kitos profesijose dirba 1 etatu, pusę etato, 4 etato, tikrai tai mokytojai dirba 0,98. Šitas taip, bet esmė yra ta, kad pagal atliktos patikros išvadas, netgi tokių prielaidų, dėl ko jis turi taip mažėti, net nėra. Ta prasme, yra ir etatai taupomi, galimybių tą etatą sudaryti, visas galimybės vadovai turi, bet
nežinau, kuo jie vadovaujantis. Nu čia turbūt retorinis klausimas. Nesigilinsim, nes mes tikrai žinom, kad yra būsinėjimas, yra totalus nepasitikėjimas mokytojais, iš vienos pusės mokytojų vadovais, iš kitos pusės ir tą mes turime rezultatą. Bet grįžkim prie darbo sutarties sąlygų keitimo. Taigi jau dabar matydami situaciją, vadovai gali vertinti tiek būsimų darbuotojų, turimų darbuotojų būsimas darbo sutarties sąlygas. Ir jeigu yra poreikis, jas keisti teisės aktų nustatytą tvarką. Taip, ir čia reiktų priminti ir mokytojams, kad sutartis, kaip pavyzdys, jeigu mokytojas dirba etatu, tai jisai turėtų dirbti etatu, jeigu nėra kažkokio objektyvių priežasčių, bet etato struktūra kiekvienais metais gali keistis. Ta prasme, etato struktūra tai... gali mažėti, sumažėjus kontaktiniam valandom. Padaugėja nekontaktiniai bendruomeniais, arba atvirkščiai. Ir šitą sprendimą jau priima vadovas. Ir tai numatyta yra ministrų užsakyme, kad čia vadovo reikalas, bet dar vienas svarbus dalykas ir tam pačiam ministrų įsakymu 4 berods punktas aiškiai parašyta, kad vadovas turi vadovautis tai, kas susitarta darbo apmokėjimo sistemose. Ir čia turbūt reikia grįžti vėl prie NŠA patikrinimo, kuriame aiškiai išvados yra parašyta, kad darbo apmokėjimo sistemose turi būti nustatyta tiek mokytojų darbo krūvio sandara su visomis veiklomis bendruomeniai ir kas svarbiausia, ta sandara daugelį darbo apmokėjimo sistemų yra jau, bet turi būti nustatyti šitų veiklų skirstymo kriterijai. Būtent. Kam, pagal kokius kriterijus yra skiriamos vienos, paimamos, skiriamos vienos ar kitos veiklos. Ir priminti vėlgi, nes apie tai jau ne kartą esam šnekėję, kad darbo apmokėjimų sistema tai nėra, sakykime, dokumentas, kuris priimtas prieš 5 metus ir jisai gražiai stovi. Realiai švietimo įstaigos, tokios švietimo išvis sektorius yra labai specifinis lyginant su kitais sektoriais ir realiai darbo apmokėjimų sistemos turėtų būti keičiamos bent 2 kartus per metus, o neretais atvejais, jeigu yra kažkokie tai pokyčiai pačioj mokyklų, tai jie turėtų būti keičiama ir dažniau. Tai 2 kartus praktiškai tai yra prieš rugsėjo 1 dienai, turi būti susitarta, suderinta ir patvirtinta ir tada tik tai patvirtinus vadovas turėtų jau tada dėlioti, siūlyti darbo sąlygų, darbo sutarčių pakeitimus, inicijuoti ir panašiai, kai jau bus susitarta ir viskas aišku, suderinta. Susitarta, būtent su profesinė sąjunga. Būtent suderinta su profesinė sąjunga, taip. Ir tai prieš rugsėjo 1 ir dažniausiai būna, kad reikia atnaujinti prieš sausio 1, nes gruodžio pabaigoje, kada keičiami vėl biudžetai, tvirtinami keičiasi įstatymai, tai tada irgi atsižvelgiant ir į teisės aktų pasikeitimus nacionaliniu lygiu, bet atsižvelgiant tiek į savivaldybių sprendimus, tiek ir į įstaigos viduj priimamus sprendimus, nes, kaip sakiau, kiekviena įstaiga yra unikali. Ir kažkada mes esam gavę ir klausimų, ir tokių pastebėjimų, ar negalėtų būti paruošta kaip unikali viena darbo apmokėjimo sistema. Tai atsakymas paprastas tikrai, kad ne, nes kiekviena realiai įstaiga turi savo tradiciją, savo ten visokius renginiai ir visi kiti dalykai, būtent savo specifiką ir kiekvieno įstaigoje darbo apmokėjimo sistema turi būti priimta būtent tą įstaigą. Ir dar vienas dalykas, darbo apmokėjimo sistema turi būti viešas dokumentas. Vėlgi, tai nėra slaptas kažkoks dokumentas, kur pasirašė, jeigu susiderino pirmininkas ar su vadovu, arba jeigu nėra profsąjungos, tai vadovas patvirtino ir įsidėjo stalčių. Tai turi būti visi darbuotojai supažindinti, visiems aiškiai turi būti skaitant darbo apmokėjimo sistemą, jis turi suprasti, kaip iš ko atlyginimas susideda, koks jau darbo krūvis, koks jau darbas iš visko, ką jis turi. Kodėl tokia etato struktūra? Būtent, tai skaitant turi būti aiškiai išdėliota ir jinai turi būti viešai prieinama. Ir tai, ką mes kalbam apie darbo sutarties sąlygų keitimo procedūras, būtinas atlikti mokykloje, yra teisybė, yra ne iš piršto laužta,
ne mūsų susigalvojimas, rodo teismų, darbo ginčų komisijų ir teismų sprendimai. Ir štai visiškai nesenai mes sulaukėm dar vieno palankaus sprendimo mūsų profesinės sąjungos nariui, čia linkėjimai Vieviui, kur vadovas, nesilaikydamas darbo kodekso nuostatų, vienašališkai informuodamas nieko nesakančių pranešimu, kad dėl to, kad prasidės nauji mokslo metai ir keisis finansavimas, yra mažinamas darbo krūvis, darbo laiko norma, ir sumažino vienašališkai, be darbuotojų raštiško sutikimo ir po teisinių procedūrų, teismo nutartim, buvo aiškiai pasakyta, kad darbo kodekso nuostatos taikomos mokytojams, jokios ten ypatingai specifikos nėra, organizuojant darbą, finansavimo ir panašiai, finansuojant mokyklas, ir mokytojai buvo atstatytos buvusios darbo sutarties sąlygos, sumokėtas atlyginimo skirtumas, kurį... Nedamokai, ne lietuviškai nedamokai, ne priemokai. Na, tas skirtumas, kurio neišmokėjo dėl neteisėtai pakeistos darbo sutarties sąlygų ir, na, sugaišo daug laiko, nervų, lėšų advokatams ir tiek teisybė buvo atstatyta. Taigi mes, baigdami šitą pasiruošimo mokslo metams dalį, dar kartą sakom visiems, kad darbo kodeksas mokytojams galioja, kad jo nuostatas taikyti mokyklose galima. Negalima, privaloma. Na, galima ta prasme, kad objektyvios sąlygos leidžia, ten kažkokios specifikos užkertančios nėra ir tik tai kompetencijos, geros valios reikalas, kad šitai būtų daroma. Ir turbūt pabaigai... Prieš pradedant atsakinėti klausimus. Taip, toksai, na, nežinau, klausimas, problema su ilgiausia barzda, tai yra ar mokslo metų pabaigoje mokytojai turi pildyti savianalizės anketas ar kažkaip kitaip atsiskaityti už savo veiklą. Taip, ir šiandien buvo paklausimų ir praktiškai kiekvienais mokslo metų pabaigoje, ypatingai pavasarį, nepriklausomai nuo mėnulio fazės, klausimai tie patys, nes iš narių gaunam paklausimų, nes matyt tuos pačius, tą pačią, kaip sakyt, vadovai inicijuoja. Čia reiktų pasakyti vieną pagrindinį dalyką, kad nėra jokiuose nacionalinės teisės aktuose numatyta tokių dalykų kaip savianalizė ir panašiai. Ir atsiskaitimas už veiklą mokslo metų pabaigoje. Nėra šito. Nėra tikrai, ne. Tų interpretacijų, kiek mes girdim, tikrai iš atskirų mokyklų, vienai savivaldybių ir panašiai, tai ten jie pradeda interpretuoti, dėl atestacijos reikia dar kažkokių dalykų. Nu, čia paprasčiausiai... Ne, tai šitos turbūt praleidžiam, kad mokytėm patiem reikia, kad jie turėtų norėti. Šitą praleidžiam, bet aiškiai pasakom, kad jokiam nacionaliniam teisės akte, švietimo įstatyme, ministro įsakyme, dar kur nors šitokio reikalavimo nėra. Tai šitą ties to pabaigiam, tačiau yra galimybė šitą padaryti viduj, ta prasme, įstaigoj pačioj. Ir tikrai neretas atvejis mes gauname informaciją tokią, kad mokytojų tarybos posėdėje priimtas toks sprendimas ir juo vadovauja. Mokytojų tarybos posėdė, metodinėse tarybose. Atseit susitarė, nu tai jeigu jūs susitarėt, nu tai patys įsipareigojat, tai patys turi to ir laikytis. Bet esmė yra paprastas dalykas. Čia eina kalba apie tai, kad mokykla gali priimtis kažkokį vietinį teisės aktą, kuriame būtų numatytos tos procedūros. Būtent. Pasibaigus mokslo metų. Bet tik tai tas priėmimas, jisai vienaip ar kitaip turėtų būti vėlgi
kiekvienų mokyklų ten tvarkos inicijuojamos, tai siūloma priimti bendram susitikime, tai susirinkimuose. Yra atvejų, kada vadovas pats nusprendė, parašė įsakymą, kad bus tai. Tai čia yra pagal tą patį darbo kodeksą, yra 206 berods kodekso straipsnis, kur yra aiškiai parašyta, kad prieš tvirtinant bet kokius vietinius norminės teisės aktus, kurie turi įtakos darbuotojų darbo ekonominiai socialiniai padėčiai, turi būti pateikta visa informacija darbuotojams prieš tai, informavimo procedūros, konsultavimosi procedūros, tai yra terminai, visi šitie dalykai turi būti išlaikyti. Nes tai daro įtaką darbuotojams, daroma įtaka, tai pradėti reikia ir laikytis ir procedūrų visų kitų dalykų. Tai, žodžiu, informavimas, konsultavimas arba derinimas turi būti atliekamas su darbuotojų atstovais. Darbo kodeksas numato tai daryti su darbo taryba, tačiau švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis lygiai tokią pačią procedūrą numato atlikti su profesinė sąjunga. Tai čia vėl kreipiamės į profesinės sąjungos žmonės, kad jeigu mokyklos administracija, dar kažkam iš mokyklos bendruomenės atrodo, kad toks sprendimas apie vienokį ar kitokį atsiskaitymą mokslo metų pabaigoje yra reikalingas, tai negali būti vienašališkas sprendimas, tai turi būti po informavimo konsultavimo su darbuotojų atstovais, su profesinė sąjunga derintas sprendimas. Ir aišku, demokratiškiausias variantas būtų, jeigu jau bandoma tai daryti, tai daryti su visa mokyklos bendruomenė. Posėdį ir daryti bendrus sprendimus. Bet ir čia pabaigiant šitą turbūt, svarstant ar reikia ar nereikia, reikėtų turbūt atsakyti į esminį klausimą, koks viso šito yra tikslas. Ar tai yra tik tai pasišnekėti tam, kad pasišnekėti, ar, sakykime, nuo įvertinimo vienokio ir kitokio mokytojo veiklos įvertinimo kažkas pasikeis jo darbo organizavime, priežiūros mechanizme, mokytojo veiklos priežiūros mechanizme ir panašiai. Ir jeigu sudėliojama kažkokia logiška seka, įrodant, kad šitas procesas pagerins ugdymo kokybę, kas yra galutinis rezultatas, tai turbūt mokyklose galimas tokios procedūros įteisinimas ir tada, jeigu jau pati mokykla įteisina, susitarė, kad informavimo konsultavimo, tai reikia ir vadovautis tuo, bet tikrai tas kokybės. Na, čia, kaip mes ir sakėm, kad kiekviena mokykla yra unikali, specifinė ir turbūt galbūt mes visko nežinom. Taigi, apibendrinant tai, ką mes kalbėjom, mokytojai profesinės sąjungos, organizacijos baigiantis mokslo metams ir galvojanti apie ateinančius mokslo metus, iš esmės turi atlikti 3 dalykus. Pirmas dalykas tai yra išsiaiškinti, sužinoti, rasti informaciją apie tai, kiek klasių komplektų, kiek mokinių tose klasių komplektuose bus ir koks bus etatų skaičius pagal tai ir koks čia tai reiktų pasakyti, planas. Čia apibendrinant, reiktų pasakyti, kad pirmiausia turi būti susitarta, suderinta darbo apmokėjimo sistema, o kad ją priimti, kad susitarti, turi būti žinoma visi duomenys ir klasių komplektai, etatai ir visi kiti dalykai. Tai nuo to reikia pradėti įstaigose. Bet darom prielaidą, kad darbo apmokėjimo sistemos jau yra patvirtintos sausio mėnesį. Tai jūs dabar atnaujinti turės būti atnaujintos. Turi būti atnaujintos rugsėjo 1. Taip, turbūt galima, ačiū už pataisimą, tai 4 darbą, tai gavus informaciją apie klasių komplektų skaičių, mokinių skaičių jame ir iš to išplaukianti etatų skaičių ir finansavimo, imtis žiūrėti, kiek šitie pokyčiai daro įtakos darbo apmokėjimo sistemose, tai būtų 2 darbas. 3 darbas būtų, jeigu yra kažkokia būtinybė keisti vienam, 2 ar visiems mokytojam darbo sutarties sąlygas, visą tai pasverti ir
įvykdyti darbo kodekse nustatytas procedūras. Na ir tas ketvirtas darbas turbūt, jeigu jisai atrodo būtinas, kalbant apie savianalizės anketas ar kažkokį kitokį atsiskaitimą už savo veiklą mokslo metų pabaigoje, reikėtų peržiūrėti dabar esantį galbūt vietinį teisės aktą, jeigu yra poreikis priimti tokį teisės aktą, o jeigu tokio poreikio nėra, jisai yra toks, na, tam, kad daryti tik tai turbūt šitos procedūros ir atlikinėti nereikia. Tikrai taip. Nes mokytojai ir taip yra užversti. Būtent atnaujintas turinys, naujos programos ir visa kita ir panašiai. Tik priminsim, kad jokiam teisės akte nėra jokio reikalavimo vykdyti tas savianalizės ir panašiai. Jeigu jau kas vykdo, tai ten jūs viduje savo įstaigų ir prisigalvoja, prisirašė, prisikūrė, bet to niekas nedraudžia tai pačiai profesinė sąjungai ar kitiem darbuotojų atstovom, ar visam kolektyvui, bet kuriam mokytojų tarybos posėdį inicijuoti klausimą, iškelti klausimą ir priimti atitinkamus sprendimus. Tuo labiau, kad jeigu nežinojote, mokytojų tarybai direktorius negali vadovauti. Na, bet šitas klausimas kitos temos. Ir žiūriu laikrodį, perinam prie klausimų. Taip, tai tada judėkim prie klausimų. Taip, vieną klausimą mes gavom dar prieš pradedant mūsų diskusiją, tai apie karštas kondicionierių pamokas, tai mes trumpai atsakym, nes tai yra numatyta higienos normose, bet jum atsakymą mes pateiksim netrukus po transliacijos komentarą į šitą atsakymą. Toliau buvo klausimas apie tai, ką mes tik kalbėjom, tai apie savianalizės, įteisinimo ar reikalingos procedūros kažkokios, tai mes tik aptarėm, kad jeigu jau reikalinga, tai reikalinga, ta prasme, informavimas, konsultavimas būtinai, tarybos, mokytojų tarybos sprendimai ir panašiai. Toliau buvo klausimas, kur rasti sąrašą mokyklų, kurios buvo tikrintos. Tai aš manau, kad jau yra pas mus nuoroda ir tenai po viso transliacijos nuoroda. Jo, po transliacijos nuoroda yra nuoroda, kur rasi tą visą patikrą ir paskui patikros apačioje yra visų mokyklų sąrašas, kuriuose buvo atlikta ta patikra. Taip, toliau klausimas. Labą dieną, nuo 23 metų rugsėjo 1 dienos mokytojams dirbantiems pagal atnaujintas programas nelyginėse klasėje buvo pridėta tam tikras procentas skaičius už pasiruošimą 5-7 ir taip toliau. Klasių vadovams buvo pridėta padidintas vadovavimas klasėje valandų skaičius ir socialinės veiklos organizavimą ir taip toliau. Ar kitais mokslo metais bus pridėta ir kitiems mokytojams, nes visose klasėse bus dirbama pagal atnaujintą ugdymo turinį. Tai galiu atsakyti pagal tai, kaip dabar galiojant yra ministro įsakymų redakcija, tai tenai yra dabar parašyta taip, kad praėjusiais, dabartiniais mokslo metais iki rugpjūčio 31 dienos pasiruošimui skiriamas 20% didesnis valandų skaičius dirbantiems mokytojams nelyginėse klasėse, 1, 3, 5, 7. Nuo rugsėjo 1 dienos keičiasi. Privalomai turės būti padidintas valandų skaičius lyginėse klasėse dirbančiuose, tai yra 2, 4, 6, 8, 10 ir 12. Tai yra derybinis klausimas, ar kol kas galiojantį redakcija yra tokia, bet mes keliam klausimą ir yra tikrai derybinis klausimas, ar nebus pakeistas ministro įsakymas ir galbūt bus palikta visose klasėse. Negaliu garantuoti 100%, bet dėrybos šitas klausimas yra... Bet kokiu atveju tiems, kurie... Nes įstatymas jau galiojantis, tai yra šiemet buvo 1, 3, 5, 7, 9, 11, dabar yra ta pati redakcija 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jeigu jis nesikeis, tai išlieka toks pat. Tai tik tai čia reikia turbūt priminti, patikslinti, pakartoti, kad tai nėra atlyginimo didinimas 20%, o tai yra 20% pamokų pasiruošimo valandų skaičius skirtų pasiruošimo pamokom. Čia pavyzdys, jeigu tarkim turi 100 valandų pasiruošimui 50%, tai jums skiriama ne 50 valandų,
o 20% daugiau, tai bus 20%, 10, 5, 5, jo, tai bus 60. Kitas klausimas, čia turbūt reaguojant į tai, ką mes kalbėjom, jei mažėja klasių komplektų skaičius, bet mokykloje yra 2 to paties dalyko mokytojai. Vienas iš jų profesinės sąjungos darys, kitas ne. Ir klausimas, ar mažinamas krūvis profesinės sąjungos nariui. Aišku, vienareikšmiškai atsakyti šitą klausimą negalim, nes galbūt mokykloje yra kolektyvinė sutartis, kurioje yra kažkokie numatyti papildomos socialinės garantijos profesinės sąjungos nariams. Tačiau jeigu žiūrėti taip bendrai, tai buvimas profesiniai sąjungai šituo atveju jisai nesuteikia jokios pirmenybės, tačiau skirstant krūvius, pagrindinė taisyklė turi būti proporcingumas. Turi būti proporcingumas, o jeigu proporcijų neišsaugoma, tai turi būti kažkokie aiškus argumentai, kodėl vienam mažinamas, kitam nemažinamas. Tai čia aš sakau, čia toksai klausimas, jį reikia detaliau pasižiūrėti ir čia klausimas, atvejis... ar jau atleidimų, ar mažėja komplektų skaičius ir jau reikia atleisti, tai yra darbo kodekse, yra procedūros, kad turi būti sudaryta kriterijai ir visur čia sudėtinga atsakyti į tokį klausimą, kada bet tik tai bet dar kartą pakartosiu, kad jeigu yra poreikis mažinti darbo, mažėja kažkokio dalyko pamokų skaičius, tai tas mažėjimas turi būti paskirstas proporcingai tarp mokytojų. Jeigu jisai nėra proporcingas, tai turi būti kažkokie labai aiškus argumentai, kriterijai, kodėl vienam mažinama, kitam nemažinama. Bet kaip ir sakė Egidijus, kiekvienas atvejis čia yra labai individualus ir mes čia tiksliai atsakyti į tokį klausimą negalime. Taip, tada kitas klausimas. Labadiena, klausimas dėl darbo su specialių ugdymo poreikių vaikais, apmokėjimam fizinio ugdymo, menų technologijų mokytojams. Dėl atsakymą, ką žadėte daryti, kad ši diskriminacija tarp mokytojų būtų panaikinta, apmokėjimo žikliais nuo 1 iki 15%, tai nejaugi fizinio ugdymo technologijų, muzikos ir dalis neverti, nors 1% ir taip toliau. Tai vienas dalykas, reiktų pasakyti, kad... Čia turbūt reikia tą klausimą, pakartot, kad čia ne visais atvejais tam tikrų ugdomų dalykų mokytojams yra didinamas. Dėl veiklos sudėtingumo. Tai vėlgi, siūlyčiau paskaityti ir NŠA ataskaitą, kur ten yra tie punktai apžvelgti. Vienas dalykas. Antras dalykas, darbo apmokėjimo sistemoje turi būti reglamentuota, aiškiai reglamentuota, kam, kiek, už ką, kodėl dėl veiklos sudėtingumo tas procentas didėja. Ir tenai turi būti, ir kada vyksta derybos dėl darbo apmokėjimo sistemos, vadovas turi lygiai taip pat argumentuoti, kodėl neskiriama mokytojom fizinio ugdymo ir panašiai. Aš žinau, kad neretu atveju būna iš PPT tarnybų gauta pažyma, kad tam mokiniui ta pagalba reikalinga tik tai tam tikrų dalykų. Dėl to jau argumentai būna tokie vadovų, kad čia nėra, kaip sakyti, pagrindų padidinti tą veiklos sudėtingumą. Įstatymė, jeigu kaip prašoma keisti įstatymę, tai vieną galiu atsakyti, kad įstatymė neįmanoma surašyti įvairiausių variantų, tai yra tikrai neįmanoma, tam ir palikta rėmai nuo 1 iki 15, yra konkretūs atvejai, kada privalomai turi būti bent 1%, o visos detalės turi būti darbo apmokėjimo sistema. Tam ir reikalinga darbo apmokėjimo sistema. Ir dar vienas klausimas, čia vėl reaguojant į mūsų informaciją apie nacionalinę švietimo agentūros atliktą patikrą, klausimas čia toks, darbo užmokesčio atitikties patikra atlikta, vienoje kitoje mokykloje rasta neatitikimų ir kas toliau.
Na, kas toliau, tai visų pirma, kiekvienai mokyklai, Yra mes sakėme, dėl kiekvienos mokyklos situacijos yra surašyta atskira pažyma ir kiekvienoje pažymoje yra nurodyta, kada turi atlikti mokyklos vadovas, ką turi atlikti savivaldybės administracija. Ir būtent todėl ir mes raginam profesinių sąjungų žmonės išsireikalauti šitas pažymas tose mokyklose, kur vyko patikros ir žiūrėti, kaip yra įgyvendinami tie nurodymai. Taip, jie po patikros yra nurodyta, kad turi ištaisyti pažeidimus, tai yra, ta prasme, ne taip, kad atėjom pasižiūrėjom, įvertinom ir palikom. Jie turi, vadovams yra aiškiai nustatyti yra pažeidimai ir jiem yra nurodytas terminas, iki kada tuos pažeidimus išspręsti. Tai tas terminas, kadangi patikra buvo daroma praeitų nuo rugsėjo iki gruodžio 31 dienos, rezultatai buvo kovo mėnesį, tai vienai par kitaip iki šių metų rugsėjo 1 dienos šitie pažeidimai turės būti ištaisyti. Nes vienai par kitaip, kaip sakiau, darbo apmokėjimo sistemos visos turės būti atnaujintos. Taip, tada, laba diena, prašau patikslinti, koks mokinių skaičius turi būti komplektuojant 5 klases. Tai vyriausybės nutarime yra pasakyta du skaičiai. Du skaičiai tai yra, kas liečia pradinį ugdymą ir ten yra maksimalus skaičius, galimas maksimalus skaičius, tai yra pradiniam ugdyme maksimalus skaičius 24 mokiniai, kitose vyresnėse klasėse nuo 5 iki 12 30 mokinių, bet yra šiemet įsigaliojęs pakeitimas, savivaldybės gali priimti tvarkas, tai yra dabar, kaip komplektavo naujus komplektus, gali tą maksimalų skaičių mažinti pradinėse klasėse iki 22, kad būtų maksimalus skaičius 22 vaikai, 5 vyresnėse klasėse maksimalus skaičius 26 vaikai. Dar vienas klausimas yra vyriausybės nutarime numatyta su specialiaisiais ugdymo poreikiais, kaip jie dubliuojasi. Ta prasme, jeigu vienas vaikas, jisai dvigubinasi, tik tai šito vietoj reiktų akcentuoti. Bet jisai yra skaičiuojamas kaip 2 vaikai fiziniai klasė, ar jiems skiriama finansavimo? Čia reikėtų... Ne, ir persiverčia. Skaitliukas persiverčia, bet jisai nepersiverčia, jeigu čia šnekama apie mažas klases, tarkim, nes yra mažiausia klasė yra 8 vaikai, ir jeigu, ta prasme, bus 6 ar 7 ir 2 su spec poreikiais, tokiu atveju nesiskaitys. Taip, tada klausimas. Apie patikrą atsakym. Gal aš paskaitysiu. Pagal darbo kodeksą yra skiriamos 3 papildomos atostogų dienos 10 metų dirbusiems darbuotojams, ar pedagogams tai galioja. Tai pagal vyriausybės nutarimą pedagogai turi pailgintas 40 dienų atostogas ir darbuotojas yra laisvas rinktis, ar jisai renkasi šitas pailgintas atostogas ir tada jam papildomos atostogos neprisidedamos už stažą. Aš kalbu apie stažą. Taip, apie stažą. Arba darbuotojas gali rinktis kitą variantą, bazinį 20 darbo dienų atostogas ir tada už darbo stažą jam įstatymą nustatyta tvarka prisidės. Tai gausis 23. Taip, tai nežinom tokio atveju, kada mokytojai pasirinktų antrą variantą, o kaip ir Egidijus minėjo, profesinės sąjungos nariai pagal šakos kolektyvinę sutartį turi 3 papildomas kasmetinio atostogų dienas. Taip, kitų socialinių garantų. Taip. Dar vienas klausimas, tikriausiai gal paskutinis. Labą dieną, ar bus mokomas priedas už darbą pagal atnaujintą ugdymo turinį nelyginių klasių mokytojams? Pasikartosim, joks priedas nebuvo mokamas, ministro įsakyme parašyta, kad ne priedas mokomas, o skiriama daugiau valandų pasiruošimui. Tai atsakymas yra dėl nelyginių klasių, tai yra dabar galioja nelyginės klasės, pagal dabar galiojantį įsakymą, jis kol kas nėra pakeistas nuo rugsėjo 1, tai bus lyginėm klasėm, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vienas dalykas, tai privalomumo mokėti nelyginėms klasėms nebelieka pagal dabar galiojančią redakciją. Vienas dalykas.
Antras dalykas, tas pats, tam pačiam ministrų įsakyme yra žvaigždutė, kuri reiškia, kad jūs darbo apmokėjimo sistemoje galite susidėlioti, nes ministrų įsakyme yra grindys, jeigu galim pasakyti, kuri turi būti parašyta ne mažiau kiek skiriama, bet jūs darbo apmokėjimo sistemoje galėtumėte tuos skaičius didinti. Ir, kaip sakiau, mes... Bet ne tik už darbą su Būtent ten, už viską. Taip, ta prasme, savo pasirinktus kriterijus, mokykloje pasirinktus kriterijus. Ir kaip nacionalinė švietimo agentūros ataskaitoje minima, tų kriterijų praktiškai nerado, nei vienoje, aiškių kriterijų nerado, nei vienoje tikrintoje mokykloje. Tai viskas, kolegos, šiandien 16 valanda baigėsi, karšta diena, karšta diskusija, karšta mokslo metų pabaiga. Tikiuosi, jum viskas bus tvarkoje. Primenam, kad mūsų transliaciją jūs galėsite rasti kaip visada ir mūsų Facebook paskyroje. Artimiausiu metu iš karto po, nežinau, per kažkiek laiko jūs ją galėsite rasti ir mūsų YouTube kanale. Ir ačiū visiems už jūsų sunkų darbą, ačiū už dalyvavimą diskusijoje ir susitiksim su kai kuriais. Tai aš norėjau pabaigti, kad ačiū Egidijau už atsakymus, ačiū už klausimus ir sėkmingai baigti šios mokslo metus, sėkmingai teisiškai pagrįstai pasiruošti ateinantiems ir su nemaža dalim mūsų profesinės sąjungos narių susitiksim Liepos pradžioj Harmony parke. Iki pasimatymų. Ačiū visiems.